esam grupė Huge Soul. Pirmoji gera žinia apie kauniečių grupę Huge Soul, kad jie iki šiol nepatraukė skirtingais keliais ir grupė vis dar sėkmingai gyvuoja. Ir į repeticijas bei koncertus jie vis dar važinėja aparatūros prikimštų automobiliu. Akivaizdu, tai nebuvo vienkartinis projektas. Mes esam kaip broliai, mes esam vienas kumštis tiesiog. Kaip 5 pirštai rankoje, taip mes va 5 va čia dabar sėdim iš tikrųjų. Tu nykštys būtum, aš tas mažylis pirštokas. O pagundų patraukti skirtingais keliais jau buvo. Ne vieną šviežiai susikūrusią grupę greitai nužudo pirmieji šlovės spinduliai ar honoraro dalybos. Nu, žinot, tos kalbos apie honorarus ir dabar yra, tik kitur. Einat laimėti grinai dėl pinigų ar dėl šlovės? Nei tas nepamaišytų. Pauzė. Ne tokių žmonių. Jau vienas kitą puikiai. Ne to susibūrim. Kaip nuluptas viens kitą pažįstam ir tikrai galiu už visus pasakyti. Jiems nepamaišė netgi tai, kad atrankose dainavo ne kokią nors plačiai žinoma ir visų mėgstama, o ką tik iškepta savos kūrybos dainą. Energetiškai žiauriai gerai ir suskambėjo tikrai. Tik tai įdomu, kas tos 9 žvaigždės? Ką jūs reiškia iš viso? Nu, va, čia yra tokia. maždaug ir aš savęs klausiu. Visi rokeriai, kiek aš žinau, tai pirmiausia žiūri į tuos senuosius vilkus, tiek užsienio, tiek Lietuvos, kaip jie groja. Ir mes iš tikrųjų nesivaikom to kažkokio naujo skambesio, mes imam klasiką. 4 taip, jūs keliaujate į kitą etapą. Ačiū! Kaip supratote, jie liko ištikimi senai gerai laiko patikrintai roko muzikai. Gal ir gerai, nes po paskutinio pasirodymo jų dainos priedainį X Faktoriaus teisėjai dar ilgai niūniavo po nosimi. Nu, Kaunas sveikinu, gerų grupių turi. Na, o kokią užkrečiamai įsimintiną dainą Kauno rokeriai paruošė šįsyk. Kuo pradžiuginsit mūsų sceną? Pradžiuginsim mūsų kūrybos dainą. Tai pavadinimas būtų dainos Juokai juokais. Žiūrim. Ačiū. Spausk prenumeruoti ir nepraleisi nei vieno video. Daugiau apie X Faktorių rasi naujienų ir pramogų portale tv3.lt.